Sveiki, su jumis sveikinasi laida Lygios galimybės Lietuvoje. Radio laidų ciklas lygioms galimybėms ir nediskriminavimui skatinti parengtas įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojama Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo nediskriminavimo ir lygių galimybių skatinimo projektą. Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas vienijantis nevyriausybinės organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgių pažeidžiamas gyventojų grupės, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindų. Forumo nariai veikia kartu tam, kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptų realybė tiek valstybės politikoje, tiek praktikoje. Šiuo metu Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo veikloje dalyvauja 6 skirtingas pažeidžiamas visuomenės grupės atstovaujančios organizacijos: Asociacija Lietuvos gėjų lyga, Asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas, Viešoji įmonė naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, Asociacija Moterų informacijos centras, VŠI tautinių bendrijų namai ir Asociacija Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai Vilniaus miesto bendryje. Prie forumo įgyvendinamų veiklų aktyviai prisideda ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai. Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo nariai organizuoja reguliarius susitikimus. Per šiuos susitikimus forumo nariai dalinasi informacija ir idėjomis bei planuoja bendras veiklas. Forumo vizija nuo diskriminacijos išsilaisvinusi visuomenė, kur kiekvienas asmuo yra lygus su kitais ir gali nekliudomas realizuoti savo potencialą, kur įvairovė yra skatinama ir žmonės yra laisvi reikšti savo individualumą be baimės patirti prievartą, kur žmogaus teisės yra gerbiamos, vyrauja laisvė ir lygybė. Šiandien yra Tarptautinė tolerancijos diena. Šventė UNESCO sprendimu pasaulyje minima nuo 1995 metų. Apie toleranciją Lietuvoje su mumis šiandien sutiko pakalbėti birželį paskirta naujoji lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, Agneta, pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų, ar lietuviai yra tolerantiški žmonės ir kurios sritys jūsų akimis yra probleminės, o kurios vertos pagirimo? Reikėtų turbūt pasakyti, kad gausūs tyrimai ir statistiniai duomenys rodo, kad mes nesame tolerantiški. Kalbant apie mūsų lygių galimybių įstatyme numatytus nediskriminavimo pagrindus, kuriuos jūs paminėjote, bene didžiausia netolerancija mūsų šalyje yra dėl lyties, religijos ir įsitikinimų bei amžiaus. Kitaip tariant, labai dažnai žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose yra gausu įvairiausių pasisakymų, kurie tikrai yra netolerantiški ir vis dažniau visuomenė, džiugu, kad pasmerkia tokius pareiškimus, kyla pasipiktinimo bangos, diskusijos ir tokių neatsakingų pareiškimų kaina vis didėja. Tai mes matome iš paskutinių pareiškimų tiek meno atstovų, tiek pačių politikų. Nėra nei vienos srities ir nei vieno diskriminacijos pagrindo, kuris susilauktų pagirimo. Skundų mes susilaukėme vis daugiau, lyginant su praeitais metais, šiemet mes vis daugiau sulaukėme skundų ir probleminę mūsų padėtį, nepaisant padaryto progreso moterų ir vyrų lygybės srityje, rodo ir Europos lyčių lygybės instituto skaičiuojamas Lietuvos lyčių lygybės indeksas, kuris pastaraisiais metais suprastėjo. Tai reiškia, kad šioje srityje progresas sustojo ir net prasidėjo nuosmukis. Sakykite, o kaip reikėtų elgti žmogui, kuris susiduria su diskriminacija? Labai trumpai ir vienareikšmiškai. Reikia kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kadangi mūsų patarėjai, teisininkai maloniai sutinka informuoti apie mūsų įstatymo taikymo sritis, apie pagrindus ir kalbėti su galimais paklausėjais ir galimomis aukomis, telefonu, elektroniniu paštu ir susilaukiama labai daug paklausimų, stengiamės operatyviai juos reaguoti ir atsakyti. Taip pat ir raštu, kreipiantis į mūsų tarnybą, yra pateikiamas pakankamai išsamus atsakymas, netgi jeigu tai nėra mūsų kompetencijos ribose. Kokių pagrindų dažniausiai diskriminuojama Lietuvoje? Kokių skundų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba sulaukia daugiausia ir kaip dažnai jie pasitvirtina? Kaip ir minėjau, jau daugelį metų iš diskriminacijos pagrindų daugiausia skundų tarnyboje gauname, bei tyrimų savo iniciatyvą pradedame dėl lyties diskriminacijos. Antroje vietoje paprastai būna skundai dėl amžiaus,
religinių įsitikinimų ir socialinės padėties. Kalbant apie įstatymų taikymo sritis, beveik pusė tyrimų atliekama dėl galimos diskriminacijos darbe. Taigi, tipinis mūsų tarnyboje tyriamas atvejis tai yra dėl lyties diskriminacijos darbo srityje. Su kokiomis kliūtimis susiduria žmonės norintys įrodyti patirtą nelygybę? Vis dar matome visuomenės požiūrį, kad skundimas tai yra neigiamas bruožas. Ir ypatingai, kuo yra mažesnis miestas, tuo žmonės vis dažniau suabejoja, ar tikrai reikėtų kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, jeigu jaučiasi diskriminuojami, kadangi nenori jaustis blogai dėl patiriamos neigiamos reakcijos iš aplinkinių. Todėl tai būtų viena pagrindinių kliučių, kodėl žmonės nenori kreipiasi į mūsų tarnybą, net ir matydami nelygybę. Taip pat dažnai susidurime su problema, kuomet pareiškėjas skundė nurodo galimus liudininkus, kuriuos mes galėtume kreiptis, apklausti ir kurie sutinka būti apklausiami, tačiau vėliau dėl mums nežinomų priežasčių minėti liudininkai atsisako duoti parodymus ir tai tampa būtent kliūtimi įrodyti diskriminaciją būtent tam pareiškėjui, kuris ją patyrė. Sakykite, o ar yra sričių, kuriuose žmonės susiduria su diskriminacija, tačiau net nesusimasto, kad tai yra diskriminacija ir kad apskritai galima kovoti už savo teisės? Taip, tai nutinka gana dažnai. Net pirmoji lygių galimybių kontrolierė viešai yra nekartą minėjusi, kad tik atėjusi į šią tarnybą ir padirbusi keletą metų, jis suprato, jog ją anksčiau yra diskriminavę dėl lyties. Lygių galimybių mokymuose Vilniuje ir regionuose, pristatant mums lygių galimybių problematiką ir pateikiant konkrečius gyvenimiškus pavyzdžius, dažnai komentaro auditorija būna kaip tik tokie. Ir aš tai patyriau, bet net neįtariau, kad tai diskriminacija. Arba anksčiau daryti tyrimai dėl seksualinio priekabiavimo taip pat patvirtino šį faktą, kad į klausimą, ar nors kartą gyvenime patiriamas seksualinis priekabiavimas, atsakė net 12% moterų. O tyrėjams uždavus klausimą, ar patyrėte nepageidavimo seksualinio pobūdžio elgesį seksualias pastabas, užuominas, teigiamai atsakė dar 9%, esą anksčiau nepatyrus seksualinio priekabiavimo. Tad tyrėjai be abejonių susumavo bus skaičius ir gavo jau 21%. Beje, lengviau pastebėti yra tiesioginė diskriminacija, daug sudėtingiau yra pastebėti netiesioginę, tad galimos netiesioginės diskriminacijos atveju žmonės taip pat dažnai nesusimasto, kad čia būtent gali būti diskriminacijos apraiškų. Klausytojams primename, kad girdite laidą Lygios galimybės Lietuvoje, laida skirta tarptautiniai tolerancijos dienos progai paminėti. Ir su mumis kalba lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė. Taigi, Agneta, sakykite, koks yra nevyriausybinių organizacijų vaidmuo siekiant nediskriminavimo principų įgyvendinimo? Nevyriausybinio organizacijų, kaip mūsų pilietinės visuomenės priemonės vaidmuo, kovojant su diskriminacija, yra be galo didelis. Ir mes džiaugiamės glaudžiu bendradarbiavimu, kurį rodome tiek iš savo pusės, tiek nevyriausybinės pusės iš savo pusės rodė. Ir nevyriausybinio organizacijų vaidmuo gali pasireikšti įvairiais veiksmais. Pavyzdžiui, diskriminuojamų asmenų poreikių įvardymas ir aktyvus jų tenkinimas, pagalbos diskriminacijos aukoms teikimas, kreipiantis į teismą, skaitant strateginį bylinėjimąsi, įvairovės ir lygybės idėjų sklaida visuomenėje, institucijų ir bendrovių raginimas imtis veiksmų prieš diskriminaciją, diskriminacijos atvejų stebėjimas, dokumentavimas ir pasmerkimas, nes nevyriausybinės organizacijos atlieka labai didelį darbą stebėdamos aplinką, identifikuodamos diskriminacijos pagrindą ir kreipdamosios į mūsų tarnybą. Taip pat lygybės klausimų iškelimas ir įtvirtinamas politinėje darbotvarkėje, visuomenės pačios telkimas, efektyvios lygybės ir nediskriminavimo politikos priėmimo palaikymas. Taip pat lygybės ir nediskriminavimo politikos įgyvendinimo stebėjimas ir jos vertinimas. Tai yra nevyriausybinės organizacijos, aš sakyčiau, yra ne tik mūsų ramstis, bet ir ta jėga, su kurios pagalba mes kartu galime pasiekti geresnių rezultatų. Taigi ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bendradarbiauja su nevyriausybinėm organizacijom ir kokią formą?
Tai kaip ir minėjau, bendradarbiaujame ir stengiamės labai glaudžiai bendradarbiauti. Vienas iš mūsų strateginių tikslų yra organizuoti susitikimus su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios jungiasi skirtingais diskriminacijos pagrindais, tam, kad mes galėtume tikslingai aptarti kartu su jomis esančias problemas. Taip pat mes sutarėme jau su tom nevyriausybinėm organizacijom, su kuriomis vyko susitikimas, mūsų tarnybos iniciatyva. Kiekvienais metais pristačius ataskaitą Seime, mes privalome pristatyti kiekvienais metais iki kovo 15 dienos, aptarti ją ir su nevyriausybinėmis organizacijomis tam, kad pačios nevyriausybinės organizacijos galėtų įvertinti, ką tarnyba per tuos metus atliko ir kad mes kartu galėtume aptarti tuos rezultatus, kurių tarnyba pasiekė arba kurių nepavyko pasiekti, aptarti priežastis dėl to esančias ir toks aptarimas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis vienareikšmiškai turėtų pagerinti padėtį mūsų valstybėje ir mūsų piliečiai su nevyriausybinio organizacijų pagalba, bendradarbiaujant ir lygių galimybių kontrolės tarnybai, turėtų pajusti gerėjančią situaciją, tuo aš net neabejoju. Sakykite, kada numatomi jūsų artimiausi vizitai Lietuvos regionuose ir kokie šių susitikimų darbotvarkė? Mūsų vizitai yra planuojami kiekvieną pirmadienį. Mes jau dabar esame aplankę 18 savivaldybių. Kiekvieną pirmadienį keliaudami po savivaldybės mūsų pagrindinis tikslas yra pristatyti savo tarnybos veiklą ir mūsų nagrinėtus skundų pavyzdžius tam, kad auditorija galėtų identifikuoti arba patirtą diskriminaciją, arba bent jau matomą diskriminaciją ir dėl to kreiptųsi į mūsų tarnybą. Tai numatomi vizitai yra lapkričio artimiausiu metu, tai lapkričio 23 dieną yra patvirtinti vizitai į Ignalinos bei Švenčionių savivaldybės. Lapkričio 25 dieną yra suplanuotas susitikimas Visagine su vietos mokiniais ir mokytojais. Beje, tai jau bus antrasis susitikimas Visagine šį rudenį, į kurį mus pakvietė pirmame susitikime Visagine dalyvavę asmenis. Lapkričio 30 dieną yra planuojami vizitai Šakiuose ir Kazlų Rūdoje, o gruodžio 7 Trakuose ir Elektrėnuose. Visas 60 savivaldybių ketiname aplankyti iki kito rudens. Ir vizitų metu savivaldybės vadovams, darbuotojams, seniūnijų atstovams ir šiaip visiems miestelėnams mes vedame labai trumpus, koncentruotus mokymus, kurie net neabejojame yra naudingi visai mūsų valstybė ir jos gyventojai. Dėkojame Jums už pokalbį. Ačiū labai Jums. Taigi Tarptautinės tolerancijos dienos progai paminėti su mumis kalbėjo lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė. Girdėjote laidą Nediskriminacijai skatinti lygios galimybės Lietuvoje. Radio laidų ciklas lygioms galimybėms ir nediskriminavimui skatinti parengtas įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo nediskriminavimo ir lygių galimybių skatinimo projektą. Kitą laidą lygios galimybės Lietuvoje girdėsite Tarptautinę žmogaus teisių dieną gruodžio 10 po 14 val. Žinių. Iki.